Pasak gydytojų, prasta avalynė gali dar pabloginti žmogaus būklę. Na, o tinkama avalynė apsaugo nuo nuospaudų, nutrinimų, žaizdų ir skausmo. Tad pakalbėkime apie specializuotos avalynės galimybės. Vilnietis Airidas kartą per metus užsuka pas gydytoją Astromską. 35 metų vyras nuo vaikystės turi įgimtą traumą. Jo dešinė koja yra trumpesnė, o pėda mažesnė. Vyras sakė, kad nuo mažens įprato, jog dėvi kitokią avalynę nei visi jo bendraamžiai. Tačiau pripažįsta, kad daugelį metų būtent dėl avalynės jam teko kęsti kojos skausmus. Prieš 3 metus Airidas pirmą kartą apsilankė Orto Baltic salone, susipažino su gydytoju Astromsku, išbandė unikalią techniką ir užsisakė daugiau nei 4 poras batų. Vieni batai skirti krepšiniui žaisti, kiti bowlingui, treti kasdieniai, ketvirti šiaip. Žodžiu, Airidas po daugelio metų džiaugiasi kokybišką avalynę. Iš principo tai leidžia pasijusti pilnavertišku. Tai lygiai tas pats, kas nueiti į parduotuvę batų, tik tai truputį kitokią procedūrą. Ir gali turėti labai įvairią avalynę. O pats, nežinau kaip tai sakyti, pojūtis kojos viduje bate? Sakykime taip, jis yra labai geras, bet pojūtis jisai priklauso nuo įdirbio. Tai yra mano kaip paciento darbo kartu su žmogum, kuris matuoja, gamina batus, nes mes esame labai reiklus tos mūsų kojas, nestandartinės ir kiekvienas netikslumas jisai labai greičiai atsiliepia kojai iš principo, bent jau man. Todėl komfortas, kaip jūs sakiau, yra lygų įdirbis mano kartu su šitais žmonėm, kurie daro tos batus. Man dar toks, atleiskit, smalsumo klausimas, o visi namuose tas šliūrės nešioja, o kaip jūs? Aš verčiuosi, turiu kitą batą paprasčiausiai. Nes kadangi koja yra trumpesnė, tai nešioju vieną batą ant dešinės ir šliūrę ant kairės kojas. Tai namie su batais? O ką darysi? Nes iš principo kitaip neišeina. Sakykime, mano koja neleistų kitaip paprasčiausiai būti namie. Kokiamis lygomis sergant reikia specializuotos avalynės? Specializuota avalynė, tai yra ortopedinė avalynė, kuri rekomenduojama tiek prie įgimtų ir įgytų žmogaus kūno deformacijų, ypatingai apatinių galūnių, tai yra daugiausia pėdų. Taip pat po visos eilės traumatologinių, ortopedinių operacijų su liekamais reiškiniais. Esant visai eilei susirgimų, tokių kaip cukrinis diabetas, reumatoidinis poliartritas, podagra ir kai kurie neurologiniai susirgimai, kaip poliomielito reiškiniai, toliau vaikiškos buvusios ligos, kaip spastiniai paralyžiai, vangus paralyžiai, taip pat liekamieji reiškiniai po traumų, kurie paliečia periferinę nervų sistemą, ypatingai apatinių galūnių. Gydytojas Algirdas Astromskas patarė savo kojomis susirūpinti visiems vyrams sulaukusiems 40 ir moterims po gimdymo. O jūsų praktikoje tikriausiai buvo ne vienas atvejis, kai jūs matydavote, kaip pasikeičia žmogaus gyvenimo kokybė, kai jis įgyja tą specializuotą avalynę? Be abejonės, mes turim visą eilę tokių praktiškų, tai yra ligonių, kurie kreipiasi pas mus prieš keletą metų, prisimenu, vienas vyriškis kreipėsi su įgyta pėdos deformacija, kuris buvo operuotas visą eilę kartų, jam įsivystė uždegiminis procesas, taip pat buvo operacijos, nukentėjo nervas, sutrumpėjo apatiniai galūniai, buvo reikalinga ortopedinė avalynė ir tuo pačiu vargino neužgyjančios ilgalaikės trofinės opos. Pritaikius ortopedinę avalynę, po pusmečio užgijo opos trofinės, pagerėjo ligonio savijauta, statika, išnyko stuburo skausmai, kelio sąnario skausmai, taip kad žmogus pradėjo gyventi kokybišką, pilnavertį gyvenimą.
90% Ortobaltik produktų ir paslaugų parduodama užsienyje – Beneliukso šalyse, Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje bei Suomijoje. Gamybiniai pajėgumai – 10 000 porų batų per metus. O gamyba apima visą produkto ciklą, pradedant individualių kurpalių bei įdėklų gamybą ir baigiant avalynės montažu. Tai sakykit, kodėl einate į Lietuvos rinką, jeigu jums taip neblogai sekasi užsienyje? Todėl, kad pasikeitė kompanijos veiklos profilis. Mes pradėjom savo veiklą kaip ortopedinės avalynės gamintojai ir dirbom pagal vakarų firmų užsakymus. O nuo 2005 metų nusprendėm pasukti į vertikalę integraciją. Tai yra, mes teikiam ir pacientų aptarnavimo paslaugas, ir gamybos paslaugas. Dar viena nauja kryptis, kuri atsirado 2006 metais, tai yra mokslinė techninė veikla. Mes pradėjom kurti naujus produktus, tokius kaip trimačius skenerius ir technologijas, kurios padėtų geriau aptarnauti pacientus. Asmenims apdraustiems privalomuoju sveikatos priežiūros draudimu valstybinė ligonių kasa padengia išlaidas ortopedijos technikos priemonėms įsigyti. Lietuviai, ar jie galės gauti visą tai, ką šiuo metu iš jūsų gauna užsieniečiai? Lietuviai dabar gali gauti visą tai, ką gauna užsieniečiai. Tiesą sakant, užsieniečiai kartais naudoja arba prašo pagaminti jiems gaminius iš labai brangių žaliavų. Be abejo, ir kainos yra kitos. Lietuviai taip pat gali prašyti. Jeigu jie prašo pagaminti iš bazinių medžiagų, tai mes pagaminame be priemokos, tai yra visą kainą kompensuoja ligonių kasa. Bet aišku, jeigu jie nori pagaminti gaminius iš geresnių medžiagų, mes prašom primokėti. Įtvarinė sistema iš anglies audinio, kiek aš žinau daugumą šito sistemų, mes lietuvius prašom primokėti. Bet iš tikrųjų prašom mažiau negu užsienyje, todėl kad Lietuvoje yra mažesnė perkamoji galia. Galų gale mes esame lietuviška kompanija, norime, kad mūsų žmonės pamatytų, kokie gali būti geri ortopediniai gaminiai. Ir jeigu mes jiems pardavinėtume tik tokiamis kainomis kaip užsienį, tai jie niekada apie to nesužinotų. Tai, kaip sakant, reklama kainuoja. Nori, kad žmonės apie tave žinotų, reikia produktą padaryti prieinamesnį Lietuvos rinkai. Ortobaltik specializuojasi individualios ortopedinės avalynės gamyboje. Be ortopedinės avalynės Ortobaltik taip pat garsėja ortopediniais įtvarais, gaminamais iš anglies audinio, polimerinių kompozitų. Ortobaltik gamina tiek standartinius, tiek individualius anglies audinio įtvarus, pasižyminčius išskirtiniu lengvumu, tvirtumu ir elastingumu. Ortobaltik taip pat plačiai naudoja anglies audinį įtvarų ir aparatų bei individualios ortopedinės avalynės gamyboje, individualiems čiurnos sąnario sprendimams, vidpadžiams ir noselėms. Dėl savo išskirtinių fizinių savybių šie gaminiai pasižymi ypač aukšta kokybė bei komfortu. Vilniuje ir Kaune esančiose Ortobaltik klinikose teikiamos šios paslaugos: gydytojo traumatologo konsultacijos, individualių įdėklų gamyba ir pritaikymas, individualios ortopedinės avalynės gamyba, įtvarinių sistemų gamyba ir pritaikymas, viršutinių ir apatinių galūnių protezavimas, prekyba ortopedinėmis prekėmis, prekyba kompensacinė technika.